Antri, kurie priviliok šakrinys. Kad būtų kur pasodinti už blogą elgesį. O dabar gerai, jo. Ko toliau tu sunkiau čia? O čia viskas mausia šonė ar ne? Minimaliai, bet... Gerą dieną visiems jaunimas, maži ir dideli, stiprus ir silpni. Iš titulo galit galvot, kad nes bus parašyta, kad Krinickis bus. Apgavau, dėja. Krinickio nebus. Čia buvo apgaulė. Ne, gerai, juokauju. Krinickį netaip lengva pasigauti yra. Tai mes jo į chatą neprisiviliojom. Buvo sunku, daug masalų aš bandžiau primėtyti. Bet Krinickis yra, na, toks asmuo, jisai nenorėjo pas mus važiuoti. Nepavyko mum jo prisivilioti. Taip so, mes realiai tada viską kaip ir susipakavom. Važiuosim pas jauniausią, stipriausią 11-metį visoje Lietuvoje. Čia yra 11-metis, kuris visam pasauliu didžiausias 11-metis. Taip so, karočią, varom pas Krinickį, šiandien darysim kojas. Aš dabar kartais galvoju, kodėl aš pasirašiau kojas su juo. Nu, bet yra kaip yra. Tai va, tai pasižiūrėsim topą Lietuvoje ir pasižiūrėsim, na, padugnę nelaikau, bet kažkur prie plintuso. Gerai, so, tai tada varom prie džimo, varom dar pašnekėsim visi Krinickį, stipriausią 11-metį ir apturėsim nenormalę, psichinę. Aš tikiuosi, kad jeigu mano koja dabar atrodo taip, kad po workoutų su Krinickiu, nu, iškart bent to tokia bus. Nu, gal dar kažko duos. Gerai, užtenka daug žodžiauti jaunimėlės, keliaujam pas Krinickį. Jau pusė periferijų. Parodykit man dar bent vieną žmogų, tokį patį turinio kūrėją, kuris padarytų va kokį kolebą su Krinickiu, su topiniais žmonėm. Tai yra išvedamas tiek Emilis į rinką, tiek Krinickis. Tai būkite dėkingi, aukokit didelės pinigų sumas, be kosmės pinigų sumas, mašinas, į Patreoną dėkit viską, nes aš išvedu šios žmonės į lietuvišką auditoriją. Kur Krinickį rasit dar lietuviškai kalbant? Tik šitam video rasit Krinickį kalbant lietuviškai. Gerai, turim Krinickį, darau. Sveiki. Aš sakau, seniai, visų pirmas dalykas, kodėl aš tą norėjau paimti, nes ir man dabar jaučiu tau keista bus biškai lietuviškai šnekėti, ne? Nes pagrindė tu vis tiek angliškai. Nu vis tiek aš lietuviškai geriausiai šneku. Geriausiai lietuviškai šnekėti, bet tu pačiam jaučiu reikia persilaužti, ne? Kai angliškai kalbėjom, tipo, sunku buvo pradžioje, ar ne? Jo, tai man angliškai ir sunkiausia ir sekasi, bet su patirtim viskas išmokau. Nu jo, tai aš dėl to ir norėjau pasiimti Krinickį, nes aš realiai jaučiu tik vieną video, man su tavim su Smagurausku, kai tu buvai su juo. Jo, tai. Bet tu dar esi kažką lietuviškai kėlęs, kad jinai būtų lietuviškas kontas. Tai va, Emilijai podcast. Nu jo, tą mačiau, bet kad grinai Džimo kontas nėra, ne? Tai mes antri Lietuvoje, kurie priviliok šį Krinickį. Nežinau kaip, bet mes priviliojom Krinickį. Į chatą nepriviliojom, bet į Džimą priviliojom. Tai kojas darysim šiandien, tai pamatysit, kaip reikia auginti kojas, kad ant jo augtų ne tik kojų plaukai, bet ir raumo. Ir nežinau, šiandien gal kokį... Nu, aš dabar esu pasirašyme, tai mano įprasta kojų treniruotė, kurią aš darau kiekvieną savaitę po kartą, bet jam ta kojų treniruotė gali būti žiauri. Nes mes tikrai žiauri darysim, tai nežinau, kokį čaundą sugalvoti, jeigu pasiduos. Parodykite prieš... Seniai, kad man būtų ką rodyti, seniai, man gėda neatrodyti. Seniai, aš jaučiuosi kaip čikenas dabar. Aš sakau, gal kokį čaundžą, jeigu pasiduos, žinai, tipo, kad galvas skūtam, žinai. Seniai, vakar apkirpo ar užvakar, dabar galvas skūst. Ne, būtų šiaip prikolas. Ne, aš nemanau, kad tu nepadarysi, bet tiesiog bus sunku, žinai, bus toks stimulas. Seniai, man... Nes visko gali būti, gal ir nepadarysi, nes, žinai, nu čia nėra tokia treniruotė, kad aš tiesiog tu sugalvosiu ir tu darysi, aš nieko nedarysiu, aš tą patį darysiu ir aš tą patį darau kiekvieną savaitę. Reikėjo biškai persklaus, nes kojas silpniausia vieta. Tavo jaučiasi stipriausia, ne? Nu, šiaip jo, bet aš nekeičiu daryti. Kojas yra. Bet aš ir galvoju, tipo, būna ir bodybuilderiam, grinai, tipo, kad jie nekenčia, ar tipo... Nu, man nepatinka, kai daryti, aš žiauriai noriu daryti, bet kai padarai, kai jau pradedi daryti, Ahujana. Reikia tiesiog tą mindsetą visą sukurti, bet jo, šiaip žiauriai, aš kojas tikrai darau, tai tikrai bus nelengva, žinai. Gerai, tiesiog, nebešnekam jaučiu, einam, pradėsim daryti, pradėsim dirbti ir susitinkam, kai apsivėms jaučiu. Gerai, atėjom, pasiėmėm prie workoutą, Krinickis irgi parekomendavo. Išgertas jau pilvė, tai šiandien, kaip ir sakiau, aš būsiu mokytas, bus mano mokinys, tai jūs irgi galite pasimokinti, kadangi dabar vasara, mokykla uždaryta. Tai jums pirma vasaros pamoka. Mes dar off camera šnekėjom, sakėm, kad vienas kitą pušinsim. Ir man patinka, aš žinau, kad su bodybuilderiais taip negalima, kad, žinai, tas man jau patinka Krinickio susitikimas, kad mes iki dugno. Dabar ko reikėjo šitai žiauriai treniruoti mums, tai visų pirma, kad būtų kur pasodinti už blogą elgesį. Antra, kad jeigu daug labai kalbės, užryšim burną, čia, kad apsaugotų kojų prezervatyvais mano kelius. Opa. Tai jo, žinokit, žinau. Jo, viso privirkiausias išgertas. Važiuojam. Tai pirmas apšilimas, tai dabar darysim superset vadinasi, kai darai 2 pratimus iš eilės neilsint. Tai dabar apšilsim šitą, padarysim kiaušus, nes tiek aš leidžiuos man jie maži. Tai. O paskui iš karto supersetą darysim blauzdas. Tai gausi toks pradžia apšiliminis, čia bus lengvai. Ir... Na jo, reikia biškai organizmą papratinti čia, nes kitaip nieko nebus. Iškeliu kojas
ir suspaudžiu kiaušus ir ramiai taip lėtai, žinai. Pagrindė, kad subėgtų, žinai, kraujas, tiesiog apšilime tame ir esmė, kad pajaus pratimą ir subėgtų kraujas. Pakročia, aš galėsiu liesti tave ar ne? Nu, kai reikės jo. Tiesiog, žinok, man taip nori stako, lies, kad pizda. Ne, šitas tai už pinigus. Tiesiog tai varau, nežinau, tokių dalykų net nedarys gyvenime, ne? Šito aš nedariau, ką. Švis naujovės bus. Šitą net nežinau, kiek svorio reikės, bet jau pradžiai. Full stackas. Stekas apšilimas. Ne, paskui full stackas bus. Gerai, dabar mano eilė tipo. Pa, tu man pirmą parodai, kaip čia jų užsikuerint. Kiek paskui iškart balsdas. Gerai, tai esu iš išorę čia turi būti koja ar vidų turi būti koja? Tai padėk į vidų. Sus turi būti biški. Ne, gal svorio kokių 7-8 turi. 7-8? Jo. Opa! Iškelk kojas. Ai, tipo tai va? Jo, taip. Ir dabar daryk. Užlaikyk. Ir lėčiau atleisiu. Čia neturėtų, nedaužyk tiesiog jau. Bet aš pasitau, taip keista daryti pratimą. Ne, bet čia grinai adapterį, va šitai vietai. Va, kudžia. Šitai va vietai. Aš sakiau savo, kur negirdėjęs ten. Bet šiaip jo, šitą vietą jinai žiauri padidina tavo koją. Paskui džinsas nedirbi tik iš šortus, tai aš žiemą nes Gerai, šortus nešiau. nu ir kiek čia man daryti? Tai dabar daugiau gal užsimes iš karto. Kiek užsimetam? Aš 100 pabandyk. 103? Apšilt jo. Ne, čia toks yra apšilimas, kai niekada nedariau. Opa. Jauti, kad subėgo kraujas kiek. Jo. Nu ir gerai. Ir ne tik į abdaktorių subėgo. Jeba, Kaip svoris? Nu, gal per vieną padidinti galėčiau. 12-15 aš darau, kad būtų maksas, žinai. Blauzdas perinam, bet kitas setas jau iš karto, aš padarysiu ten iš karto varysim blauzdas. Ir taip 3 setai. 1, 2, 3 ir taip 3 setai? Ne. Tai dabar dar apšilam, o paskui mes ten darysim iš karto iki trailer ir iš karto blauzdas. Nes mes dabar palsėjom, žinai. Zaibys. Čia irgi nieko vauti, sako tai. Aš anksčiau blauzdų iš vis nedariau. Man gėda, man dabar gėda bus realiai. Tai jeigu nedalyvaučiau tipo varžybas, tai aš to blauzdų net nedaryčiau. Bet čia, aš darau, bet man rimtai nesikeičia niekas. Gali būti, kad dėl genetikos nachar man nesikeičia. Iš esmės čia genetika, bet iš antros pusės galime sužauginti. Aš žinau žmonių, kurie niekada blauzdų nedaro, pas juos blauzdų didesnis už mano. Aš, pavyzdžiui, nenoriu eiti į salę, nes man skauda, kai kažką padarau, aš bijau skausmo labai, tai va dėl to. Tokie? Net 14 tokių, kurie bijo, kažką, eini ir darai. Nu davai, tada nežinau. Gerai, tai dabar aš turiu tūpti, ne? Oba! Bet jau, man šitą pradžią labiausiai ir nepatinka, bet... Gerai, aš, pavyzdžiui, mačiau žmonių, kurie daro, tipo, per du pasištus. Ar reikia per vieną? Gali irgi taip. Svarbu ištempimas irgi būtų, jo. Kad nebūtų, o tai, žinai. Jo. Reikia lėtai, žinai, kad taip gal ir net ir geriau yra, žinai. Lietuvos kultūrizmo ateitis, mane tai vadina mokykloje. Viskas įmanoma. O? Svarbu noras. Pradedam, ne? Nu, kol kas neblogas urgelas, bet mes pasirodė tik dabar pradedam, tai... Ne, jokauju, šiaip zaibys, davai. Pirmas normalus, ne? Jo, ir kas dabar blogai, kad aš kartą darau ir aš turėsiu iš karto ten daryti, aš negalėsiu, žinai, padėti iki kada tu papušin, žinai, nes... Nu, su. Dabar visi šeikai turi Dubajų pajudėti, nes aš šalia kėdės ir vylas. Dabar mano eilė, dabar. Kaip mažas berniukas su klūpsi, kur aš... La magia la tienes tú. Na, aš pasirašau šitą, na, dėl ko aš čia darau, blėt? Mes tik pradėjom. Blėt, na, aš šitą darau, blėt. Manęs nieks neprašė, blėt. Aš savo noriu, na. Eiksu, na. Pasirašė kankinimai, žinai. Ne, jeigu rimtai, dabar kol kas gerai, kol kas normaliai. Jauti, kad sakau, kaip prakaitas šiek tiek jau bėga. Blė, jo, man vat, šitas pratimas, ko man šiandien nedariau, man jis žiauriai, nu jau pisa tikrai, jaučiasi, tipo, va, šitos vietos pizna. Būtų gerai, kad tu visą treniruotę darytum, bet iš esmės Aš darysiu viską, seniai. tau bus pizda rytoj. Man bus pizda, bet aš seniai, mano gyvenimas toks. Taip pat dabar dar žmonėm, kurie nežino, kiek tu laiko natūraliai sportavai, pradžioj savo karjeros realiai. Aš visą gyvenimą sportavau, kauminai, futbolas, paskui aš tai jau turėjau formą, tada prasidėjo karantinas, 3 Tu realiai dar ir šitą, ne, kažką? Jo, tai sportavau ir tai jau turėjau formą vis tiek, nu. Aš genetiškai labai gerai irgi esu apdaunotas, bet tada buvo 3,5 metų natūraliai ir 2 metai jau nenatūraliai, 2,5 gal bus jau greit. Gerai, o tu, pavyzdžiui, neplanuoji keltis į Ameriką? Tipo, neapsimokėtų tau? Man taip apsimokėtų, tai esmė, kad aš dabar dalyvausiu, kur ten dalyvausiu, kad būti profesionalus atletas. Aš turiu laimėti tarp mėgėjų kata profesionalų ir kadangi aš turiu amerikiečių sponsorius, tai jeigu aš tai laimiu pro kortą ir tampu profesionalas, tai aš tada galiu gauti normalią amerikietišką vizą ir būti kaip Amerikos tipo pilietis. Nes jau tu... Bet tu keltumės gyventi, tipo, ar ne? Manau, po 2 metų galėčiau. Man tiesiog žymiai didesnė perspektyva būtų Amerikoje. Jo. Visame prasme, žinai, ir žinomumo, ir pinigų, ir šiaip karjeros prasme. Bet tai esmė, kad, pavyzdžiui, koks iranietis laimi pro varžybas, tai ne faktas, kad jis Olimpijai dar dalyvaus. Jeigu gavom pakvietimą, nes jam reikia vizą gauti. Nu čia biški. Tai čia yra tamsioji bodybuildingo pusė, kurios niekas niekada Jau pačioje Olimpijoje, tai ten
politikos tikrai yra. Jo. Aš nemanau, kad būdamas lietuviu gali laimėti. Čia visur yra sudarytas elito planas, kad laimėtų tos, kas turi. Tai negalvokit, nes rinka yra mano, yra Krinickio, yra kitų žmonių. Jis jau užimta pilna, jums vietos tiesiog nėra. Net nebandykit pradėti. Jau antras setas. Dai 10. Davai, savo kuitės, davai. 15. Bet ten dar sunkiau nemeluosiu. Gal reikėjo svorį pamažinti. Norėjau būti kietas prieš Krinickį. Gavos blogiau. O kiek dabar svoris? Ryte 101. 101? Jo, tai jau 10 kg numečiau. Ei, bat. Paruoju kojas. Jo, man įsimanšti. Per mažas man. Gerai, kad mane šitam kadrė nebuvo. Koks yra tas moteriškas hormonas? Trestas ir yra kas? Testosteronas, estrogen. Nu, mačiau, tu ten gerai darai tikrai. Man pohui pinigai, man pohui viskas. Aš noriu to. Aš gimiau tam. Ai, skaudai. Pakalbėsi paskui. Dai, dar bent jau 3. Nefuck, daryk. Pumpuok. Dar vieną. Ir kitą setą mažiau, svoriu. Nujauti? Aš toj kur baltą šviesą tunelį matysiu, blėdė, net. Paskutinis dabar ir galėsi perėti ant kojų jau. Be jokių balzdų, be jokių Tai man, kiaušų. mėlyi, ką žiūrit, čia tik apšilimas. Tai mes padarėm off camera dar setą, nu super setą, tai Jo. Tai 3 setai iki failur buvo, dabar mes čia darom jau, man atsilieka 2 galviai, hamstringai, tai aš jais pradedu daryti, paskui aš darau 4 galvius kodus. Viskas, kas atsilieka, reikia daryti pirmą. Pavyzdžiui, jeigu tau atsilieka pečiai per krūtinės rodą, reikia pečius, ne krūtinę. Tai čia su viskas tas pats. Tai va šitą darom, aš dar vieną apšilimą, nes mes kaip ir apšilę dabar tiesiog, kad pajaus raumenį, kad nesitraumuot. Šitam pratimui jau viens kitam galėsim paliest ne raumenį, o treniruoklį. Kol kas dar treniruoklį. Jau buvau nudžiugęs. Tiesiog, kad žinai, kad kraujas subėgtų. Kaip pajauti, žinai, kad jau viskas. Šitą, žinok, vienas iš geriausių hamstringų. Kaip Krinickis darė. Ne, tai dabar pilnai. Mat iki tiek, jo. Tiek turi nueit? Jo. Ir dabar atleisk. Pilnai? Jo. Jo, ir dabar tiesiog, kad pripumpuotų, pajausk pratimą. Ir čia gerai pauzę sekundę padaryti. Prašau, tipo? Ne, Ar pačioj. čia užtyzins, jo? Jo, čia ir viskas. Taip barai, 1, 2, apačioj sekundė ir atleidi kokias 3. Žinai, lėčiau atleisk, kad pratėm raumenį, o dabar pradėm. Šiknos tik nekelk, įdėk, galvok. Per daug nedaryk, žinai, čia tiek apšilimas. Tu nahu, sen, gerai palaidus. Išlip, pala. Tu nahu. Nu. Tu ko jis neišsiema? What the fuck? Ai. Ne, tu taip stipriai nespausinu. Gerai, išsilaisvinau. Nu jau sakau, čia jau rimtai kankinimus kažkokius virsta, žinai. Kol kas visi geri, niekas dar nesėdėjo, bet Galvau prisiprašiau, blė. dabar kišmi treniruoklį. Tai. Oi, tu na. Bet tik man, tau tai tiek nereikės, žinai. Man jo, reikės. Čia 3 setai? 3. Tu visur po 3 dar, ar ne? Ne, paskui bus mažiau. Mažiau? Jo. Zaibys. Geriausia, ką šiandien girdėjau kol kas. Tai kas nežinojo, tai šitą turiu ne dėl to, kad atsisės visų pirma. Čia. O kam tada? Kad uždėtų daugiau svorio, nes visi, kad kojos auktų, kad raumuo auktų, reikia progresuoti, kaip žinom. Tai dėsim reikia po 10. O tu esi kažkas bandęs pilatesą? Nebūtų bairiukas tau prastampyti bišį. Papilatesint. Nežinau. Įsivaizduokit, Krinickis pilatėse. Su mačia latė dar. Dabar tai gal ne, bet po varžybų jo. Jo, sorry, Krinickis teiks į pilatesą. Žiūrėk, dabar parodysim, kaip daryti. Nu, aš darau 6-8 repai pirmus 2 setus, o trečias būna daugiau 15. Čia gan rimtas svoris, full stackas plus 25. O kaip tu aš jį vadinu? Kaip aš galiu tai vadinti? Krinickis? Taip ir taip, Krynas vadina visai, žinai. Bet vardu vadinu, ar ne? Šiaip nelabai. Labai. Bet tau pocho, ar ne? Man jau kas ir to. Amerikiečiai tik Kryn sako, žinai. Jau Ukraine. Aš tu irgi rašiau, tipo, jau Ukraine rašiau, žinai, galvojau. Davai, gerai, siko, viso. Tai aš manau, pirmą setą gal nepušinim, kad liktų jėgų. Tipo, tiesiog ne, aš pats padarysiu max, bet tu mane padėsi. O paskui padėsi. Man va čia baisu, bet. Man irgi baisu, blė. Tu. Davai, Krynas, davai. Dar gali. Nu kaip, pirmas stukas. Normaliai. Ja, man dėl tos pašalinius svariukus, jeigu galima. Kiek tau kokių? 8-9 gal. Manai, aš padarysiu 8-9. Pas ką tu darai? Dariau apšilimą su kevu. Ir kaip buvo?
Nu, tipo, aš Bet jau... lengvai buvo. Bandom 75, davai, bandom 75. Aš gimiau šitą rinkai. Bet iš esmės, nes šiaip šitas sportas yra vis tiek tu turi biški, kad tą daryti, vis tiek turi būti kaip šuniukas, taip toliau sportuoti, valgyti, kad treneris prašo viską daryti, tai turi toks biški užsidaręs būti, žinai, ne kiekvienam. Taip, pas mane vis tiek, mes visi tie bodybuilderiai, jie tokie biški, žinai, užsidarę savyje ir taip toliau, nes čia tikrai nėra lengva. Tu turi viską atsisakyti ir varyti tiesiog vienų tikslų. Tai čia vis tiek yra kažkoks psichologinis dalykas ir aš čia turiu tikrai, visi bodybuilderiai tai turi. Paaukštinkis tą žmogų, nahu, nes jis mane užmotivavo, kad viso, nahu, dirbam, blėt, dirbam didėjam. Maldės. 5. Vai dirbi. Dirbi. Dar gali. Atleisk lėtai. Gerai, maldės. Tau daugiau svorio dėsiu. Klyski įlūk man pliuką, kad įjūkinčiau, blėt. Nieko, mokomės viską įdomu. Man labai patinka būti vienam ir kai tu, pavyzdžiui, sportuoji, aš sak vienas pagrindinės sportuoju. Kai tu tai sportuoji, tu kažkaip nesijauti kaip vienišas, nes tu turi kažkokį tikslą. Tai už tai, kad progresuoji, žinai, rumo. Gerai, o man dabar klausimas, pavyzdžiui, nes aš jau daug kai esu fumavęs, aš sakiau, kad man kojas patinka kažkaip daryti su liūdnom dainom, o man žiauriai kažkoks grūzas paima. Aš tai be auksinių sportuoju. Tu visą laiką ro doginį, tipo ro visą laiką, nebe be muzikos. Tam lygiai, kad be auksinių. Čia next level. Bet aš tau padėsiu, kuo mažiau, kiek galiu, tipo, ar to normaliai pušint, tipo. Kiek prireiks, žinai, kad padaryt full repą. Aš žinai, visai kai vienas sportuoju, tai man kaip ir niekas nepadeda, bet žinai, Dabar tik tai pliusinu tave realiai. jo. Pizda, aš pliusas realiai. Gerai yra sportuoti su žmogum, kuris nori, žinai, sportuoti, o ne. Mes tiek dabar filmuojame, mes turim kalbėti, bet, pavyzdžiui, o ne pakalbėti, žinai, ten. Aš kai su draugu sportuoju, vis tiek reikia pakalbėti, žinai, kokia ten pana graži, kokia negraži, arba kiek ten klubai išgeri praeitą naktį, bet... Davai, blėt, skrynas. Davai, nahu. Ir nugarą, žinai, bandyk ištiesti, aš aišku patinka man prie treniruoklio, na, padėsi dastumti. Dar, jo, dabar. Stum. Stipriau. Maksą. Dar vieną. Ja. Huijanai viso. Man su rankom čia ir ką veikti, durnim, ne? Biškai daugiau svorio, nes tu per daug padarai repų. Biški nusikaltau, ne? Reikia Kardio gaunas. Sakiau, aš to daugiau dėt, biškai. daugiau, man gal skaudama daugiau, gerai. Sėdu, viskas. Kuo toliau kojų treniruotė, tuo mažiau matosi kiek šortai. O tai gerai, aš galiu irgi būti į priekį palinkęs, ar Svarbu ne? nugarą išties, jo. Gerai, bet galiu būti ir atsilošęs? Jo, bet tai bus šiek tiek sunkiau. Davai, viso. Vaikų žaidimai baigęs. Išsitiesk, labai gerai. Ir nepamiršk apie pirštų. Rytoj nei vienas kelnes netilpsi. Spausk, pats. Labai gerai. Per daug nereikia. Nes dar mūsų daug kas laukia. Tas Tom Platz, kur yra įbanu savo kojam, jis čia... Ne, jis aišku žiūriu daro, bet pasikė šiek tiek kitaip. Jis jam pridupimų po 2 setų varo. Tai karočią, realiai jeigu pas mane mergytė gulėtų namie, skaitų davai tipo rytoj, tai aš jau niekaip rytoj nebepaskurčiu, žinok. Ja, rytoj į servisą važiuoju, žinai, su mašina. Jo, tai rytoj kas norėsit, nerašykit, neskambinkit, atsigaudinėjus. Pastebėjai, kada įvyko tas lūžis, tipo, kada tipo, pradėjai pastebėti, kad... Tai aš populiariau grinai 2025 kovo pas mane buvo 5000 Instagram'e. Tada pastebėjau grinai iki to laiko. Tada pradėjau užsieniečiai labiau eiti, o paskui pradėjau ir lietuviai. Davai, darom, paskui pakalbėsim. Kiek tu ilsiesi šiaip? Jeigu vienas sportuoji, kiek tavo poilsis? Aš tai ilsiuos, kol jaučiu, kad vis tiek pas mane laikas, žinai, neribotas, žinai. Bedarbė, žinai, gyvenimą. Bedarbis, ne? Ant pašalpos. Jo, bet iš esmės tai ilsiuos, kai jau jaučiu, kad, žinai, galiu, tai tą darau. Vis tiek aš jau, žinai, išmokęs. Gerai, viso, susirinkome sėdirbti, na, Po to nepėdėti. Vilnius zoologijos sodą atidarysim. Man reikės padėti ar ne? Ką? Reikės padėti ar Jo, ne? čia buvo 15, dabar bus rimta. Davai, Krynickis, dabar jau atidirbi normaliai, duši. Davai, blėt. Pizda man. Štai jaučiu kojų. Paskutinį repą jau ten. Aš jau nieko nedariau. Man tik plyš raumo, žinai. Čia darbas, daug pitaga. Davai, dabar tu 15, bet dabar... Davai. 8-9 darai. Garsiai mano svorio nesakykim geriau, nes jeigu, pavyzdžiui, paimtų mane dabar, kur aš esu tipo natūrus, sportuojantis, ir tau, tarkim, būtų pasakyta, žinai, per metus išlipdyti iš manęs. Įmanoma būtų ar ne? Laisvai. Išlipdytum tipo? Laisvai, bet vis tiek. Klausom, nu čia labai daug darbo, aišku, reikia. Bet įmanoma būtų, ne? Pasistengus, atidirbus ahuienai. Žin, koks tavo tikslas. Ir ką tu galvoji, kas įmanoma. Nu, tipo, nu, Kad blėt. atrodyt ten kaip Instagram, nu, žinai, viskas yra genetika. Bet jeigu tai jau dirbtum, taip dirbtum, po metų, tai pizdaš, tai viskas būtų, aišku. Viską reikėtų ir mitybą žiūrėti. Jo, čia pilnu atsiduos Vis tiek reikės. tas plius minus balansas turi būti, bet aš iš esmės, kad kalorijas tiesiog reikėtų surinkti. Jeigu augini baltymus, angliavandenius ir ten, kad kažkiek riebuliuko priaugti, čia poho, žinai, visi paskui pikatinsi numes. Kaip aš sakau, tu turi patik sportas. O ne taip, kad nesi profesionalas. Nu, čia jau taip. Nu, žinai, ko tas laikai ir koks tavo tikslas. Profesionalų. Nu, gerai, paskutinis, o paskui bus druskininkai, davai. 15 tiesiog. Užlaikyk. Dar 2. Gimdyk. Davai. Davai.
Ne, dabar eisim palsėsim, dabar bus lengvės pratimas. Bet paskui jau lauks tikra kojų treniruotė. Čia buvo gera treniruotė, bet Čia buvo Lukas Dar, čia buvo Krynysis. Viso šis sapno. Viso šis sapno. Video baigė. Tai čia va dabar važiavome į Druskininkus, šitas lengvesnis čia, kad pratempimai, tai aš čia darau 2 setus po 12-15 kariam. Čia vadinasi Druskininkai, ne? Bet šitas jo, palyginus su tuo, tai čia apie nieką, žinai. Jau dirbam blogai. Toks ir silpnas pasirodo. Kokius tu pastelius naudoji? Dabar tai testosteroną, masteroną, primobalaną. Masteroną? Ne, bet dabar tik pradėjau, bet pradžioj ruošiausi testosteroną, bet dabar jau savaitę kaip ant masteroną ir primobalaną, nes buvo labai feikinimi dalykai dabar rinkoje ir reikėjo surasti tikrą nefeikti. Aš klinikos vestau viską, dabar turiu tos 2, pridėjau jos 2, augimo hormoną, tada klimbuterolį, tada skydliaukai naudoju T3, T4, nu normaliai ten pasimfar. Aš tai C4 pisau. Ja, bet šiaip, o paskui, manau, po kokių 2 savaičių primsiu pirmą gyvenimą treną. Aš niekada nebandysiu. Tai man įdomu, kiek, žinai, čia yra toks dalykas, ant kiek, tipo, jėga padidės, kokia savijauta bus, kaip mėgoti, žinai, noriu pajausti, nes iš pasakojimų tai čia pizda. Aš tiesiog noriu pajausti. Geriau to nenaudoti. Aš ruošiuos varžybom, jeigu nesiruošiu iš vis, aš nesuprantu, kas naudoja treną, kuri net nesiruošia varžybom. Čia tik tam tikram laikotarpiui ir tu turi, nu, iš vis neapsimoka, jeigu šiaip tu tiesiog. Trenas. You know what? Maybe I hop on too, you know? Who knows? Nu, tipo, šiaip, nėra blogai, nesakyk. Nu, žinai. Dar prisibijo Krynas, jo, ką tu mumis taip, bet nieko, pripratinsim greit. Ne braziliškai, kaip sakoma. Plius. Tu lygini tu. Šilimas, jo? Jo, bet aš nedaug repų, žinai, darau. Iš esmės, žinai, koks skirtumas tas. Aš to nesuprantu, žinai, kur žmonės, heitina, kad aš jaunas, tokio amžiaus tą darau. O kodėl bodybuilderių, kur jau kažką pasiekė, heitina? Jie tą patį darė mano amžiaus. Taip. Jie tipo, what the fuck. Jo, nu tai čia. Žinai, kai žmogus kažką pasiekė, žinai, neheitina. Čia kaip ir tu pradedi social media, ant tavęs visi draugai, tipo, o kai tu jau turi, kai tu žinai. Jo, jis tada jau nori, jo. Čia tas pats, čia visko, žinai. Davai, Krynas, pirmas setas, ne? Ne, čia apšilimas dar čia. A, dar apšilimas čia? Reikia paskelbti, kad matytųsi užpaklis. Yes, baby, yeah. Uždedam kovotų diržą. Davai. Gerai, o man dar klausimas yra, pavyzdžiui, jeigu, žinai, imt tave, pavyzdžiui, ir Kostą, vis tiek aš įsivaizduoju prie didesnio ūgio, prie aukštesnio, yra sunkiau šitą visą reikalą, ar tu vis tiek kaip esi, tipo, pavyzdžiui, tau žemam būnant, vyra pliusas, tipo, ar ne, nes... Nu, aišku, pagal tą BMI, tai aš esu labiau nutukęs nei Kostas, bet tai šiaip, nu, kuo tu aukštesnis, o tu daugiau reikia rumenžinį turėti, kad užpildyti tą rūmenį. Tai tau realiai visai, galim sakyti, net pasisekė šitoj sferoje, tipo, ne? Nu, tipo, dėl ūgio. Nu, man ūgis yra šiaip pats tas bodybuilding. Nu, open bodybuilding. Klasikui ne, klasikui per žemas aš. O ne, o kiek klasikui, blė, ten normaliai? Klasikiniam geriausia būti 8,2 iki 8,8 kažką. Ne? Atitinku kriterijus. Nes klasiką tu turi padaryti, kad pagal tą ūgį yra, kiek tu gali sert. Tai, o aš kadangi žem ūgį, aš labai mažai galėjau sert. Gerai, o kiek tu dabar miego, pavyzdžiui, gauni? Kiek tu? 8 valandas. 8, tipo, zaibys? Aš jau galvoju, kad jūs ilgiau biškai turit miegoti. Ne, 8 užtenka. 7, kai ir bodybuilding, kad net 6 miega. O ne? Jo, dažnai. Visą žalvo, aš kažką buvau galvojęs, kad, blė, reikia kokių 10 valandų ir užmiegoti, ne? Let's go, Ukraine. Biškai reikia apskaičiuoti, tikrai 200. Nu, iš 100. Čia, nu, Ne, matematika buvo 4. Ne? Egzaminus išlaikiau. Aš 11 klasę iš viso saugusių gimnaziją praleidau. 11 klasę visą praleidau, praskipinau, paskui 12 jau nuėjau normaliai mokyklą. Nes mane iš 10 aš chemijos neigiamą turėjau, tai aš turėjau išeiti. O paskui full time bodybuilder. Pizda. Kai blogas, žinai, koks dalykas atsitinka gyvenime, jis vis laik, aš kaip pastebėjau, man tiek daug blogų dalykų atsitinka, bet paskui iš to blogo kažkas iš to gauni pamoką arba negauni, bet vis tiek iš to paskui išeina į gerą. Taip, nu, dažniausiai gauni. Jeigu manęs nebūtų išmetę, aš gal šito net nepasirinkčiau gyvenimo būdu. Taip, teisingai, labai lygiai tas pats man seniai, aš išvažinėdavau iš kiemo, vis laik gazuodavau, kol neįpisau stulpą. Įpisau stulpą, tada pasimau, kad tu čia negali gazuoti. Taip, tai gerai. Visur, tu turi pasimokyti. Gerai, kad dar gera pamoka, žinai, nes gali būti ir... Galėjau, žinai, nusirašyti. Let's go, Queen. Dėsi kovotų diržų. Jeigu sulūšiu, pohui. Hop, dar. Nebijok, dar. Gerai, labai gerai. Daugiau užsimesim svorio. Medžiori gerai.
100 tai tikrai čia. Normaliai. Man per lengva šitam sporto salį. Daug 200. Neplanuoju Krinskį merčą pasileisti kokį tavo sueitų, ne? Ne, tai reikia pradžio karjerą pasidaryti. O galėsiu aš gauti kodą Lukas Dak 10 ir jau ką tavo merčų 10%. Laisvai. Pradžią sakau, reikia pradžios, man fokusas yra ne ta. Vis tiek bodybuildingas, bet be social medios bodybuildingas niekur nebus. Tai kad reikia vis tiek kelti. Tai ar keliu, bet šiaip tai man svarbiau vis tiek yra pradžio karjerą, paskui jau reikia pasidaryti vardą. Nes aš sakau, kiek genetika leis, išduosiu viską, ką galiu, žinai, kad pasiekti tą aukštą lygį. O paskui jau, ką jau leisti. Žiūrėk, čia dabar tavo gyvenimo klausimas. Ja. Kas būtų, pavyzdžiui, jeigu ne bodybuildingas? Ką tu darytum? O, gerai. Nėra toks mindsetas, kad studijuoti. Aš sakau, tai yra blogai, nes tai yra tiesiog geras planas, bet aš visai rizikavau. Nu ir maldės, apie reikia, plės. Aš tai rizikuočiau visai, prašyčiau kokį side hustle. Studijuoti reikia merginam, žinai. Su kuo? Merginam reikia studijuoti. Ai, nu tiesa, jo. Mums reikia stresuoti, mums reikia kažką daugiau pasigyventi. Nes studijuoti čia labai lengva, žinai, pasirinkimas. Aš sakau, kurie studijuoja ir kurie kažką daro, tai gerai. Nesakau, nu, tipo, jo, gerai, žinai, čia geras planas, kad saugus gyvenimas, bet tai dėl to tam ir sukurta, žinai. Tu sakai, tam sukurta. Kurti šeimą, kad imti paskolą, mokėti tą paskolą iki metų, o paskui važiuoti į Turkiją. Čia du daroma, ne? Jo, ir viskas čia. O paskui jo, extensionus ten greit prasuksim. Aš tave taip atspotinsiu iš galo. Gerai? Gal tada, kai, žinai, užsidėsi peruką. Žinai, perukas pas mane namie yra blondiškas. Bet dar reikės apsimesti, žinai, ir balsą pakeisti. Davai dirbam, blėt. Davai. Vanduo, blėt, vanduo, na. Easy. Dar turi, davai. Davai už mane, davai. Krasava, blėt. Krasava, nahu. Gerai, viso. O žinai, ką aš padarysiu? Aš po pitaketą prisidėsiu ant savęs, blėt, nes galiu sau leisti. Ne, manau, to gal nedaugiau galima. Tai kiek mums pratimų lieka po šito? Tai kuodai, bet ten greitai prasuksim 3 setus. Pendulumai 2 setai, nu, pritupimai ir bulgariam 2. Žvėris. Matos, kad kojas darė. Suka, gal turiu ant telefono, blėt. O kaip, davai tada dedam ir eisim. Jau viskas tada. Čia yra kelintas pratimas mūsų. Dabar, net nežinau, 5. 5 gal, jau po kelintas. Tai čia dabar perinam prie kodų, tai dabar tiesiog vėl apšilsim greit, o paskui darysim 3 setus, tai pasakysiu kaip. Aš imsiu full stacką ir darysim 15 repų. Tai padarai, užlaikai sekundę ir atleidi lėčiau ir tai 15. Bet, pavyzdžiui, su to svoriu padarysiu 10, ant makso aš sumažinu tada 2 ir kol ne 15 nepadarau, ir pamatysiu iki failur. Taip 2 setus, o paskui 3 bus ant 20. Tai dabar žiauriai išpumpuosim, kad paskui būtų geriau tūpt. Ir dabar tik, kad papumpuot. Reikės jau greit. Gerai, tai čia apšilimas, ne? Nu, tipo jo, bet tavo daugiau aišku reikia. Ir užlaikyk viršui. Gerai. Jo, dabar jau 3 setai, nu kaip ir sakau, 15. Nu, aš tipo pradedu full stacką, bet aš sumažinsiu. Jeigu nepadarau 15, tai žinai, kaip ir sakau, sumažinu, kol nėra 15. Bet jeigu, pavyzdžiui, padarau 15 ir dar galiu daryti, tai ir toliau. Ne, aš girdėjęs, kad 15 ir pas tas kažkaip. Davai. Aš tai dirbu. Gerai, davai, kainas, na. Aš turiu dabar. Ką, dabar man eilė. Čia, tu palaikysi, bet intencija. Aš padarau, tu padarai. Nahu, blėt. Ne, pat pirmas sėdės lengvas būna. Kuo toliau, tu sunkiau čia. Nieko, aš jau kažką. Ne tik plaukai ant kojų auga jau. Jeigu aš nuskušiu, aš realiai būčiau top 3 rinkoje. Tu kosis ir tada aš eičiau. Davai. Davai, blėt. Davai. Mačiau, tu hatui kėdę sulaužė, ne? Geiminau ir netyčia lūžu. Kelintą kėdėjau, blėt. 3. Pizdėt. Aš negaliu tą koją suvokti, blėt, dydį, nahu. Iš šono, tipo. Nu jo. Čia, blėt. Nu, blėt, tai parai 5 minutės šilės. Kiekvieną savaitę. Gerai, man poch, aš pasirytosiu, kažką vis tiek turiu. Davai. Labai gerai. Blėt, kaip skauda. Davai, nepasiduok. Dar paskutinį. Op. Leisk. Gerai. Šitą setą nuo 8-9 pradėsiu. Paskutinis bus ant 2 repų. Piskas, nahu.
sunku, aišku, bet kai pabaigė, o tada kaip. Turėjau paruoštą mylą, žinai, ryžių kremas. Bet tu pats viską darai, ar ne? Būna, dabar kai su panagion, tai pana būna padaro, bet jeigu nėra, pats darau. Bet, pavyzdžiui, priėm pausvarkat mylą arba ten mylą, tai pats padarau, kad ten. Bet tau panas sportuoja, ar ne? Aišku, durdas. Nu tai vat man ir buvo įdomu, žinai, tipo, ar ne, seniai, blėdės, Mano pana, kuri nesportuoja, jinai galvotų, aš į psichiką, į psichų. Ja. Ten tie ir labai populiaru, pavyzdžiui, klausė paprastų panų, ar jiems ten gražus bodybuilderiai, aišku, ne. Aišku, ne, nes Nes ten... tu to neužsiemi ir tu jinai visų pirma tokio bodybuilderio gyvenime net nemačius, tipo jinai to neužsiemi ir jinai galvos, brambais taip sunkiai sportuoja ir jinai negali būti, pavyzdžiui, kai man nebus patrauklėtas panas, kurios už mane aukštesnis. Arba man nebūtų patraukli pana, kuri už man būtų didesnė. Pagrinde vis tiek, kai pana sportuojantį, jinai jums ir sportuojantį, žinai. Na ja. Būtų visiškai kita, žinai, klausa. Gerai, dar klausimas, tipo, tavo vaikis, pavyzdžiui, kuris bus, ne, kažkada, bandysi jį pastumėti į bodybuilding, ar tu toks, kur pilnai leidai pasirinkti? Tai jo, bet šiaip bodybuildingas, taigi čia turi tu pats norėti. Iškart suskaupti. First person. GTA 6. Let's go. Dar. Jo, dabar aš vandeninis pradėk, paskui mažinsi. Nes dabar... Karočią, visur kiek galiu darau daugiausia, ne? Jo, kai man jau irgi black screenas. Aš tokį pasauką. Galva čia, na. Davai. Taip. Maldėt. Užlaikyk viršui. Davai. Blet, kaip negau. Gali, davai dar 5. Viskas. Молодец. Va, dabar eisim tupt. Zvani, Adin, dva, blet. Dabar laukia final bossas. Bet aš noriu išlaikyti atvirai pasakyti, kiek aš galiu daugiau. Aš nahui nemoku smegenim išpisti, ant kiek man skaudėjo, tipo. Tai man irgi... Man skaudė ir aš noriu kelt, bet man koja nekyla ir man tas skausmas tas pats. Pysa, tipo. Tas pats. Čia turi išžugdyti. Bet aš tikrai bandžiau, tipo, aš jau Tu negaliu. žiauriai gerai varėjai, aš mačiau, kad tu ant Maxo varėjai. Aš tikrai ne, aš jau sakau, jeigu mes neimtų svardas, aš tikrai Ne, neapsimetinėjau. dabar tu rimtai ant Maxo padarai, žinai, nėra čia ko. Aš atėjau, blet, Krynas sako, dar 2 liko ir jis man pasako, kad mes dabar šitą darysim. Čia, blet, 35 pratimas šiandien ir jis man pasako, kad aš Čia final bossas dabar, bet paskui eisim dar, tada eisim prie final queen. Bet sakau, šitas bus pizda, jeigu šitai veiksi, tai tada tikrai laiką galima spausti. Aš nežinau, kiek čia tos reikės dėti. Man po pitaką. Seniai. Čia mažai, aš gal 100 tram darysiu. Gerai, pala, šito šiaip niekada nedaręs esu. Da pabandyti, kaip čia įlys apšiana. Kala aš 2 gal. Ir pilnai jau, galiau tūk, dargi, o gerai. Kaip, skauda? Biški. Ir dabar tiesiog pajausk. Okei, pohui. Man ant tuščio skaudėjo. Man Aš manau, kem tau galima. Arba Po tram? Tram tau gal galima. Po kiek? 100 tram tu Po tram? Ne, iš viso, kad būtų tram. Nepradėkit, na. Jis nepadaro su 30, jis padaro tik su tram, ateikit, blėt, jeigu norit praeito. Turim 100 tram, turim 7 pratimą, 6, 5, nežinau, kelintą pochų. Šio 2 setai. Jo, dabar bus sunku. Kankinkis. Geras buvo. Eik, tu, na. O dabar gerai, jo. O, dabar pasijautė, blėt. O, blėt. Ok, tu, nahui. Bet kitą setą dabar daugiau repų darysim. Bet jau gerai, nebedaug liko. Šitas sunkiausias. Davai, blėt. Davai, tu gorila. Aš kankinuos paskui tu. Mūsų jungia skausmas. Tikras. Skausmas, blėt. Skausmu parem kraujus, kažkur, blėt. Davai, blėt. Dabar Jeigu tu bandysiu. nori turėti geriausią, tai dirbi kaip geriausias. Už tai nieks nepadarys, blėt. Davai. Gražu, nahu. Va čia yra geriausia, nahu. Davai, blėt. Nori to ar ne, blėt? Jibat, va čia tai sėtas, nahu. Bet tau patinka kardio daryti ar ne? Aišku, nepatinka. Jeigu aš tai padarysiu, aš žinau, ką reikia daryti, kad pasiekti tos formas, pavyzdžiui. Ir aš įklausiu planą. Bet, pavyzdžiui, tas pats, kai žinai, su bizniu žmogus. Jeigu žinos, ką daryti, tai tiesiog tu darysi tai ir tu pasieksi planą. Davai dabar lėtai ramiai su Tram? Davai. Davai, tiesiog dabar skaup, įstatyk normaliai kojos. Labai gerai. Молодец, iš vis. Kaifas. Davai spausk. Susikaup. Davai, grėsi. Davai. Paskutinį. Viskas. Jis da monstras. Daunai, dėgardai. Gerai, ką aš to padėt galiu. O čia tai jo. Nu ką liko? Bulgariški 2 setai. Ir paleisim namo. Man tiek pizda, kad net juokinga, nahui. Kiek, blėt. Aš to bal netem patekau. Davai, Krynas. Mano galvos svaigsta.
Man jau pačiam irgi pizza. Tokia treniruotė, žinai, čia kaip pripisi ir pirdimai, žinai. Toks jausmas. Šiandien tu žinai, šiandien negosiu. Traukiu iš tus hujavus svorius nuo vaizdo. Patrauk savo žaisliukus, bet. Kurio kameriuko dar žengia, blėt. Pasinis sėdas su Krinickiu. Davai, lightweight, baby. Davai, blėt. Namba jo pirma. Gerai. Treniruotė į pabaigą. Nu, aš kiekvieną savaitę taip kankinuos. Bet verta. Verta? Kiekvieną lašą verta. Nesinori, bet aišku padarai tada kaifas. Kai laimėjai loteriją, blėt. Eik tu, na, pagaliau baigėsi. Koks jausmas? Nežiūrėjau geras. Davai, dasimušu aš su mažesniais svoriukais. Pradžiai tą koją pasakyk gerai jo. Op, jinai turi lygis stovėti. Davai, dirbi. A, 6. Dar 3, kad 12 būtų. Davai, damušk. Dar 2. A, dabar geras. Nu, Žinai, Krinai, šiaip tu būtum geras treneris, aš jaučiu. Grįšiu ir šiandien, žinot kaip savo sudegosiu? 8 salaus. Ir 5 setai pulto, nahu, maigymo, blėt. Davai, pasink koją. Jau biškia išpizdėjau, ne? Pamiršau, jo. Jau biškia išpizdėjau, jo. Daug man vilnių, blėt. Nu, blėt, tu turėsi atsisėžinai. Hop. Davai, davai, davai. Dar gali. Monstras. Viskas. Все, completed. Mission completed, davai. Nėra kad ilsėtis, viskas. Mano dabar mintis ir rytoj treniruoti. Po rytoj rimtai pailsėti reikėtų. Ne. Kaip jautės, galvoji bus sunkiau? Blet, seniai, aš nemeluosiu. Aš neturėjau tokios treniruotės niekada gyvenime. Man pirma treniruotė, kur, žinai, būna lieka procentas, 2, būna lieka. Bet dabar viską padarėjau. Aš likau su minusu, na. Aš niekada gyvenime tokios treniruotės neturėjau. Visas respektas Krinickiui. Ir esmė, kad, žinai, aš nebuvo, kad aš sugalvojau kažkokio pratimo ar kažką, kad būtų jam sunkiau. Aš viską tą patį dariau, biškį didesnis svoris, aišku. Nu, nebiškį. Ir aš darau kiekvieną kartą, čia tiesiog man treniruotė, žinai. Aš tiesiog norėjau, mes susitarėm, darysim man treniruotę ir viskas. Jeigu taip realiai vertint mano performansą, Aš tikėjausi bus blogiau. A ne? Jo, aš tikėjausi bus blogiau. Aš tu tikrai daugiau kėlį, nei aš galvojau. Tai blet, visai neblogai tada. Gavau plus rep. Jo, čia šiaip nusipelnė dabar laiko tikrai. Ir Davai, blet. Nebuvo, pala dar vieną. Užskaitom, blėt, jėgų neturiu. Jau nėra iš ko, žinai, spausmės jau. Krinai, dėkui tau dar kartą, mes nueisim pasipozuosim, dabar aš toks biški dūžęs, man jau sunku kalbėti. Net pozuot nėra iš ko bus. Nu, man tai nelabai ir gali pozuot, bet... Karoči, čia mūsų outro bus, tai Krinai, dėkui tau už treniruotę. Dėkui, kad, žinai, parodėjai savęs lietuvišką versiją žmonėm, nes, blėt, labai daug kas man rašė, sako, Krinicki. Tai manau, kad ir žmonės tu bus dėkingi, ir aš dėkingas, ir... Dėkui, kad žiūrėtų. Myliu tave. Prisipažino viską. Dabar žiedą dažnai. Lukas Dach, Krinickis, žurnaliuga. Instagram, like, subscribe, aukokit mašinas, pinigus, turtus. Все, we out.